Malonu, kad sugrįžai į streamus. Kaip kilo grįžti idėja į streamus? Ar jau pasilgęs buvai? Jo, gamingo, nes aš kai buvau dingęs, aš visiškai, negeiminau, visiškai neprisėdau net prie kompų, tai jo, biškai pasilgau, visko pasilgau ir gamingo, ir streamingo, ir žiūrovų. Šiaip smalsu, kaip čia laikos, kaip sakant, visą šitas pasaulis, bet labai daug vis dar žmonės gamina. Šiaip domiesi kokie anime, cosplayais? Jo, ypač per šį dingimo laikotarpį pažiūrėjau apie 150 anime, man atrodo, anime listę. Bet aš mėgstu tas, kur trumpos, 12 epizodų, standartas ar 24, nes iš ilgesnių, man atrodo, ilgiausia Attack on Titan gal pažiūrėjau. Gerai, padarykim ne kuris, o top 3 anime, kuriuos tu galėtum įvardinti geriausiais anime, kuriuos esi žiūrėjęs ir kodėl? O ties anime top 3, čia dabar net pagalvočiau, atsidaryčiau anime listą, visada akių būna, ką aš ten įvertinęs, sureitingavęs, bet dabar jeigu taip greit galvojant. Šiaip kažkas net per streamą irgi buvo užvedęs temą, klausė, ką man apie Sony Boy yra toks. Man žiauriai patiko Sony Boy, music tracks, vis tai pažiūrėkit, gal nematė, nes jis toks labiau nišinis. Made in Abyss irgi, žiauriai geras, jisai tik neužbaigtas, nes aš kaip mėgėjas, kur tokių finite, kaip sakant, istorijų, o ten, kurie tęsis, dėl to One Piece'o nesužiūrėjęs, ir suvo ten labai daug, tai kad ir jis nesibaigė niekaip. Sony Boy, Made in Abyss pažiūrėkit, Cowboy Bebop, tai čia klasika iš senesnių, Cowboy Bebop man žiauriai patiko iš tų senesnių ir Berserkas aišku geras, bet ten irgi taip įdomiai, manau, sakyt, kad ten anime geras, iškart nueis link mangos, jos nesu mango, aš neskaitęs, bet Berserko anime gal irgi vertas skonio, reikia su juo. Ir esu nusivylęs, mačiau cosplayų, priminė, kažkur vaikščiojo Helsingis, aš kažkodėl tikėjausi, kad man žiauriai patiks, bet kažkodėl nelabai patiko, bet mačiau kažkas cosplayino a la Kurda. Finally, a worthy opponent. Stationary, spineless, no personality. Cool veikėjas, cool atrodo, perspektyvus anime, bet kažkaip. Šiek tiek apie išvaizdą, nes praeitais metais buvai su trumpesniais plaukais, šiais metais jau užsiauginai ilgesnius plaukus. Kodėl? Man atrodo, aš praeitais metais ir buvo, prieš 10 mėnesių kirpaus, tai kažkur ir buvo paskutinis mano apsikirpimas. Ir tada mano kirpėjas susirgo, neatėjau, įprastai kas 3-4 savaitės eidavau skustis, nenuėjau, praleidau, biškį ataugo, tada galvoju, vėl neįsiu, gal čia kažką, bet pirmą kartą gyvenime aš atsiauginau, pabandžiau, nes tiesiog įdomu buvo, manau visi per gyvenimą bent kartą atsiaugina, tai. Bet ar prigis, ar bus, čia nėra jokio commitmento ar challenge, kažkas sakė iššūkį kažkokį pralaimėjai, ne, nieko nėra, bet gal sugalvosim per streamą kokį challenge nusiskust, gal įkalbės žiūrovai. Na ką, ačiū tau. Tai ką, geros tau Komikono dienos.